1970 metais ir jos įkvėpėja, žinoma, buvo grupė The Beatles, taip pat ši grupė žavėjosi ir tokių atlikėjų ir grupių kaip Creedence Clearwater Revival ar Smokey kūryba. Pradžioje grupė egzistavo 8 metus. Per tuos metus buvo pažymėti turbūt visi įmanomi Sovietų Sąjungos festivaliai. Aš galbūt paminėsiu 3 iš jų, kuriuose ji tapo laureate. Tai buvo Gintarinė triūba, taip pat kadencija Merci Shore ir Liepaja Zintars. Šitą pavadinimą ištariu kaip tikras latvis, nes pačiam ten teko būti 3 kartus žiūri ir tiesiog žinau, kaip sunku tokiame festivalyje tapti laureatu. Tai išties jau kalba apie šios grupės, iš tikrųjų lygį. Tai 78 metais, nežinau dėl kokių priežasčių, bet grupė iširo. 30 metų jie tylėjo, tačiau po 30 metų grupės skylė lyderis Rokas Radzevičius pradėjo rašyti knygą apie Lietuvos roko istoriją, susitiko su Aida ir tiesiog įkvėpė šią grupę vėl imti ir atginti. Tad dabar ši grupė yra atgimusi, tačiau tai yra ne Aidos Zavatkaitės Big Beato grupė, o tiesiog Aida Band. Štai tokia trumpa grupės istorija. Žinai, aš tavęs klausiau ir sužinojau ir savo kai ko naujo, bet iš tikrųjų turiu asmeninį santykį į šitą grupę, todėl kad man Aida yra labai didelis autoritetas, todėl kad tuo metu, kai aš dainavau pas Miką Suraučių, Druskininkų kultūros namų vokaliniam instrumentiniam ansamblį ir mes važinėdam į Gintarinės triūbos festivalius, konkursus. Iš tikro Gintarinės triūbos konkursai tuo metu buvo Pabaltijai labai prestižinis renginys ir pagrindiniai konkurentai vienais metais Šiluminių tinklų Aida laimė, kitais metais druskininkiečiai, mes šiuo atveju ir taip toliau. Bet iš tikrųjų su didelė simpatija vieni kitus žiūrėjom ir aš... Ar iš tikrųjų nevykdavo, kad, tarkime, klavišus atjungdavot ar laidą ištraukdavot, nebūdavo? Gal ir buvo tokių dalykų, bet tikrai ne tarp mūsų, nes atvykdavo ir Latvija, ir Estija, ir galbūt būdavo tokių dalykų, nežinau, neatsimenu, kas gerą prisiminkime, ar ne? Ne, iš tikrųjų didžiulė simpatija, aš labai su didelė simpatija jos pristatau ir tikrai pažįstu ir dabartinius ir buvusius, tik nežinau dabar, kada jie pasijungs ir kada pasiruoš, papasakom dar ką nors apie juos. Tiesa, dar visada labai žavėjo jų vokalas, buvo toks Aidos Zavatkaitės trio, 3 merginos nuostabiai dainavo. Nežinai? Tai va, nežinau dabar vėlgi, kiek laiko mums čiulbėti, kad būtų įdomu ir gražu klausyti. Aš apie šią grupę išgirdau, sužinojau prieš 5 metus, vėlgi kai buvo 45 metai Big Beatui. Taip pat Lietuvos radijas laiks nuo laiko groja Aida Band Lopšinę. Kiek žinau, Lopšinę berods sukūrė Kertukai, tačiau Aidos Band atlikime šis kūrinys taip pat skamba labai smagiai. Laikas nuo laiko ją tikrai galite išgirsti per LRT radiją. Tikrai jie šiandieną ją atliks ir netgi turi ypatingą anotaciją šiai dainai, žinau. Na ką aš žinau? Visi pasiruošę. Sutikite Aida Band. Pagaliau į sceną sėkmės.